Klausykit, ar jūs čia visi savi? Tikrai savi? Oi, kaip gerai. Tai su jumis ir apie politiką, ir šiaip apie plonus tautinius dalykėlius galima pasišnekėti? Galima? Oi, kaip gerai. Klausykit, ar jūs žinote, kas būtų buvę Lietuvoje, jei visi būtumėm sustoję į šlovingąją TSKP? Nežinote? Jeigu Lietuvoje visi būtumėm sustoję į komunistų partiją, tai Lietuvoje būtų gyvenę vieni bolševikai, o dabar tai gyventų vieni išverstaskūriai. Klausykit, o ar jūs žinote, koks galingiausias ginklas pasaulyje? Ką? Nežinote? Taigi kreiseris Aurora. Vienas galingas šovis ir jau 75 metai Rusijoje sąvartynas. O šito tai jūs tikriausiai nežinote, koks dabar Lietuvos parlamente skaniausias patiekalas. Nežinote? Taigi ėsti vienas kitą. Klausykit, o kaip jūs manote, kas gaunasi sukryžminus bitę su asilu? Nežinote? Sukryžminus bitę su asilu gauna sutvėrimas darbštus kaip bitė, durnas kaip asilas. Anksčiau jos vadindavo soclenktynių nugalėtojais. Klausykite, kaip jūs manote, koks trumpiausias kelias Lietuvai įstoti į NATO? Nežinote? Taigi reikia, kad Lietuva paskelbtų karą švedams ir jiems pasiduotų. Klausykite, jūs tikriausiai atsimenate, kai prieš keletą metų, jeigu tik kas kur pirstelėjo, tai tuoj palapinė prie vykdomojo komiteto ir badauju. O kodėl dabar niekas nieko bado streiku negazdina? Nežinote? O ką jau tu čia dabar badu prigazdinsi, kad dabar jau beveik visi badaujam? Klausykit. O ar jūs žinote, kodėl dabar parduotuvėse ir televizijoje ištisai reklamuoja tik šunų maistą? Pedigree Pal, Royal Canin, Chappie, Royal Canin, Chappie. Nežinote? Taigi, kai einais metais mūsų tautos vadukas iš savo balkono kreipėsi į susirinkusią minią: Ei, jūs, šunauja!